Nu, labą dieną. Ar yra dar gyvų? Kas longina, tikriausiai ne. Pažiūrėkim, kas šonė čia kaip atrodo. Bitcoinas -2, Ethereum -3, MNT -7, Luna -8. Čia per paskutinės 24 valandas tarp 2 ir 8 procentų. Visas kriptovaliutas. Nieko ypatingo. Nieko, ko negalėjom nesitikėti. O čia šiaip Solana paskutinį kartą labai senai treidinau, kada čia buvo oktoberis, paskutiniai 2 setupai. Ir čia realiai visą šitą šumą praleidau. Ir mes įlindam į 4 valandų supply. Ir ant mažesnio time frame, ant 1 minutės jau prasidėjo break structure ir ant 5 minučių įlindau į tradą, nes matot, iškart viršūnį įlindau truputėlį žemiau, risk to reward 1 prie 6,5 arba 6 prie 1, tai labai gerai ir mes norim susigaudyti visus šituos. Uždarysim dalį pozicijos. 2,5, kad būtų pats tas. Čing. Jeigu norit gauti tokius stepus, žinot, ką daryti. Šokam į Oskaras Trading, pasiemam narystę, pasiemam techninės analizės mokymus, gaunat copy tradingą, gaunat diskusijų grupę, gaunat signalų grupę, gaunat visą didelį paketą. Svarbiausia, labai gera komanda, kuri dirba su jumis, padeda jums ir edukuoja jūs. Tai yra svarbiausia. Argi nebūtų crazy? Argi nebūtų crazy čia? O dievai. O dievai. O dievai būtų. Žodžiu, pažiūrėsim, bet... Šitas, žinot kaip būna, šitas turi holdint. Neturi nieko. Neturi nieks nieko. Neturi nieks nieko holdint. Bet būtų gražu. Realiai pakaktų, kad visą šitą prasivalytų. Tuoj įsijungsiu. Realiai pakaktų, kad visą šitą prasivalytų ir viskas. Padarytų stop huntą, liquidity curve ir viskas. To pilnai pakaktų. Ir analizuot, čia nėra ką labai. Analizuot, čia nėra ką. Pažiūrėkim, kiek mes čia turim šitos low. Šitie surinkti. Tai čia mes turim 176. Ok, didžiąją dalį prasivalėm, bet pažiūrėkit, kokius imbalance mes atgal, vėl užkliuvau, kokius imbalance mes va čia paliekam, čia 4, ant dienos pažiūrėkim. Oh shit, labai gerus paliekam. Tai greitai pasižymėsiu. Galėsim tęsti toliau. Žodžiu, gerulis Solanos treidas, čia nieko neturim. Puikus targetas šitam balance, kad filintų, bouncintų. Būtų gražu. Būtų gražu, labai gražu būtų. Būtų labai gražu. Būtų labai gražu. Būtų labai gražu. Šitoj vietoj pam. Šitoj vietoj dement. Ir galėtumėm taip pat iššokti. Pasižiūrėsim, kaip realybėj bus. Būtų gerai dar vieną leg down gauti, 1,76, išeinu pilnai iš pozicijos ir ramu būtų.
Tai va, šiandien su savim labiau pasikalbėjau, ne su jumis ir mažai ką paaiškino, bet kas suprantate marketo struktūrą, tai suprantat, kas čia įvyko, o kas nesuprantat, tai užsukit į Oscaras Trading, parašykit mum, įsigykit mokymus ir bendraukit su mumis, dirbkit su mumis ir sukurkit štai tokius setupus patys arba gaukit setupus iš mūsų. Tai va, šiandien tiek, tikiuosi labai marketas jūsų nenuskriaudė, jeigu nuskriaudė, parašykit komentaruose, kas įvyko ir pabendrausim daugiau, nes buvo visokių komentarų, kad pirmadienį viskas, tik tai longai, uždaryk šortus, žodžiu. Bet naujienų nereikia žiūrėti, reikia žiūrėti marketo struktūrą, pažiūrėkim, kaip bitkoinas atrodo. Bitkoinas atrodo gerai, biškai perkelsiu, kažkodėl iš šono išsistūmė. Bitkoinas atrodo gerai irgi. Double bottom. Nu, pastrauk iš čia. O, liuks dabar gerai. Wow. Equal lows, tikras magnetas, nuo čia bouncing būtų. Ką žemiau turim? Ką žemiau turim? Voje. Voje. Kill zone. Štam 5. Dėl to reikia didesnį time frame ar visada žiūrėti kairę, kas vyksta kairėje. Aišku, čia baisus magnetas čia yra šitoje vietoje. Baisus magnetas, labai daug pinigėlių šitoje vietoje yra, tai market makeriai tikrai susigundytų štai čia viską išsivalyti ir nuo čia irgi bouncing būtų labai gražu. Bet pamatysim, kol kas setupas atrodo gražiai. Pratęsim iki čia. Čia šoną. Tai va, Bitcoino tradas irgi printina. Tai va, žodžiu, geros jums dienos, susimatysim, gal net vakare spėsiu dar kažką įkepti, pažiūrėti, kaip pas vyksta, gal daugiau analizės atliksim, pakalbėsim, o šiandien toks kitoks truputėlį video. Tai va. Gerai, pasimatysim vakare arba rytoj.